7 Kauno dienų pokalbyje parodos Žmonių muziejaus manifestas kuratorė Auksė Petrulienė. Kauno istoriniai fabrikai ir juose dirbusių istorijos. Kuriate naują muziejaus koncepciją. Ar nesulaukėt skeptikų? Dar vienas muziejus. Na, iš tikrųjų, aš ką supratau ten su tais fabrikais, bet dirbdama ir bežiūrėdama į jų produkciją ir nenutrūkstamą kabinbą, aš supratau, kad muziejus irgi yra fabrikas, atminties toksai. Ir aš galvoju, kad tikrai neabejotinai ta muziejų produkcija, tas audinys atminties, kurį ji produkuoja su kiekviena paroda, 100 metrų, kasdien, nenutrūkstamai, jis gali būti labai įvairus. Ir tos įvairovės, man atrodo, kad trūksta. Mes per savo didžiosios pramonės parodų ciklą tai spėjome tik tai patį didžiausią fabriką patyrinėti ir patį mažiausią, 2. Bet manau, to užteko, kad mes suprastume viso to dalyko svarbą. Tai mes tyrinėjome drobę nuo pat jos prieškario iki pat tamsių privatizacijos istorijų ir nuotykių. Ir mes mažutį Kaspino fabriką, kurio taip pat pradžioje buvo prieškariu ir kuris paskui garsėjo labai įdomiom inovacijom ir tokių lietuviškų high-tech, sakyčiau. Kai mes atidarėm parodą, paskambino žmogus iš Silvos ir sako, oi, kaip, mes nesam įtraukti ir nebusim įtraukti į šitą muziejų. Kas yra laimė, kad mes tiesiog iškeliam tą vėliavą, ar ne, Žmonių muziejaus manifestą ir žmonės randasi. Kokia bus naujo muziejaus pagrindinė mintis? Kokie eksponatai ir lankytojai? Tai yra paprasčiausi atsakymai į 2 klausimus. Kodėl reikia išsaugoti pramonės atmintį ir kaip reikia tai padaryti? Tai jeigu mūsų bus tas stiprus kodėl, tai kaip irgi labai lengvai gausis. Tai iš tikrųjų mūsų sugauti tą staigiai nykstančią industrinės bendruomenės pasakojimus. Jie yra tokie dvipusiai, grotestiški, kalbant apie tą laikotarpį, bet yra ir nuostabių patriotizmo apraiškų. Tai eksponatai mūsų jau dabar parodoje galima pamatyti, aišku, kelis tik tai kertinius, kiek mums buvo įmanoma išeksponuoti mažoje erdvėje. Tai bet turime tokių labai įdomių su prieškariu susijusių eksponatų. Kaune išlikusių Vytauto didžiojo karo muziejus, tarkim, saugo Tilmansų produkcijos emaliuotus podelius, tarkim, tai juos turbūt pirmą kartą galima pamatyti parodoje, jie nesulaukia niekada dėmesio, nors ten ypatinga Tilmansų mėlyna emalė, kurią galima atpažinti. Tai pradedant tuo ir baigiant, žinoma, sakykime, dabar parodoje mes eksponuojam Laisvės paltą. Tai yra toksai mūsų radinys visiškai naujas, tai yra Vilniaus modelių namų paltas, kur dar rusiškai užrašyta ypatingai madingas gaminys. Ir kai mes pažiūrėjome etiketę, tai buvo 1990 vasaris. Tai labai toksai jaudinantis dalykas, nes dar žingsnis ir jau buvo nepriklausomybė, tai tas paltas kaip tokia labai žmogiška tos mūsų nepriklausomybės dimencija. Tu gali jausti tos kūnus, tą svorį, litekso audinio ar ne, tą atspalvį ypatingą. Darbo muziejaus pavadinimas kelia sovietinės ir nebūtinai malonias asociacijas. Kaip jums pavyksta išlaviruoti? Taip, tai yra susijęs su nepatogia atmintim. Didžioji dalis turbūt mūsų muziejaus tų gyvųjų istorijų, kurias mes galime pasiekti, jos yra susijusios su ypatingu laikotarpiu, su okupacijos laikotarpiu ir net ir nepriklausomybė, kalbant apie industriją, turi tokį, visos tos laukinės privatizacijos istorijos jos nepuošia. Dėl to visi šitie pasakojimai, jie tokie buvo nustumti į šoną ir iš tikrųjų, kai mes ėmėmės didžiosios pramonės parodų ir tą sugalvojom tokį ironišką pavadinimą Didžioji sovietinė pramonė. Tai mano kaip kuratorės, aš dabar skaitau ir iš tikrųjų stebiuosi, koksai buvo nueitas kelias, nes mano buvo aiškiai įsikeltas ir visose anotacijose labai papiktinės lankytojus toksai pasakymas, kad dabar, tyrinėdami šitą didžiąją pramonę, mes užšiuopsim tą sovietmečio krešulį ir žinosim, kas mūsų kūnų dar vis keliauja. Nes mes buvom labai aiškiai
išmokyti. Griuvo blogis. Kartu su Sovietų imperija griuvo ir pramonė, kuri buvo aiškus blogis, susijęs su tuo, produkcija taip ir panašiai. Ir kas buvo keisčiausia, kad kai mes ten pradėjome kapstytis vienas po kito už tų raudonų fabrikų fasadų, ėmė lysti neįtikėtinos, patriotinės, nuostabios istorijos. Tarkim, inkaras, ar ne? Ir ten, sakykime, laboratorijoje inkaro dirbantis disidentai, Andriukaitis grįžęs, ar ne, Liudas Dambrauskas, vienuolės, kurios inkariukus gamina šalia viena kitų, tremtiniai, kurie galėjo sugrįžti ir jie vienas kitą negali apie tai kalbėti, bet pažįsta iš gero kalbos mokėjimo, rusų kalbos. Ir visi žinojo tas roves, tas tokias povandeninės roves, išgalvojo lietuviškus gaminius. Pavyzdžiui, paleido trispalvius inkariukus ar negūdžių sovietmečių. Sugebėjo apginti, kodėl toks derinys per daugelį kontroliuojančių komisijų. Radio gamykla, kuri turėjo gaminti vien tik tai vienintelius kanalų perjungėjus visiems tarybiniams televizoriams. Tas jiems sekėsi puikiai, jie buvo turtinga gamykla, bet jiems to neužteko. Ir kažkodėl jie ėmė galvoti, kaip čia sukurti kažkokį lietuvišką, visiškai turbo lietuvišką inovaciją. Taigi mes žinom visi, ką sukūrė Šilelį ir mes galim to didžiuotis. Aš radau daugybę istorijų, kuriomis mes turim būtinai didžiuotis. Mes ir dabar sulaukėme klausimų dėl šito manifesto parodos. Sako, kodėl dabar, karo akivaizdoje, mes turime pradėti įmuziejinti sovietmečio atmintį. Rodos, mes turėtume daryti atvirkščiai visai. Tai aš galiu pasakyti, kad šitos mažosios istorijos ir šita didžioji pramonė, tie žmonių pasakojimai, jie kalba apie tai, kiek gali vienas žmogaus gyvenimas. Paprasto žmogaus gyvenimas gali absoliučiai keisti dalykus. Tai šita dėžutė iš tikrųjų pati savame yra toksai labai įdomus radinys ir ženklina visą pradžią mano šito įsitraukimo į industrinės istorijas. Tai yra iš dirbtinio pluošto. Dėžutėje mes ir turime jau lankytojų parašytų, tarkim, atsiliepimų. Ne? Jie labai įdomiai svarsto apie atmintį. Svarsto štai, pasinaudokime praeitimi tarsi laipteliu, kuris padeda kopti aukštyn, bet neleiskime jai tapti inkaru, kuris temptų mus žemyn. Čia mes turime nuostabią produkciją to paties Kaspino. Tai buvo skirta dainų šventėms, perkeistas tas tautiškumas, kaip ir sovietmečiu buvo iš tikrųjų siekiama kažkaip modernizuoti, transformuoti ir iš tikrųjų atkirsti, bet kažkaip mūsų sugebėjo ir gamintojai, ir mūsų žmonės išlaikyti tos DNR kapiliarus tose juostose. Tai va. Parodos Žmonių muziejaus manifestas rengėjai laukia jūsų užrašytų prisiminimų. Paroda Kauno paveikslų galerijoje veiks iki vasario 11 dienos.